54 kartą šiandien bėgome aplink Elektrėnų marias. Miestui, kuriam yra 65, tai toks tiesiog neatsiejamas atrodo miesto istorijos dalis, ar ne? Kaip elektrėniškiai laukia šios šventės? Iš tikro labai džiugu girdėti tokius skaičius ir juos cituoti, nes tai iš tikro amžius šito renginio yra labai solidus. Nedaug Lietuvoje yra tokių maratonų, pusmaratonių, kurie galėtų pasididžiuoti tokiu ilgaamžiškumu. Tai tikrai mums daro didelę garbę mūsų miestui toksai renginys. Pirmą kartą sudalyvau praeitais metais. Visi mane išgąsdino, kad trasa labai sudėtinga yra. Subėgau, taip, jinai reikalaujanti, ištvermės, pastangų įdėti, bet nėra tokia baisi, kaip supasakoja. Tai esu patenkinta ir trasa labai. Na, šis reljefas tikrai nėra kasdieninis, kadangi šioje trasoje esu startavęs prieš tai dar porą kartų, tai žinojo, kas laukia ir visada birželis nepažada oro gerą, tai tikrai žinojau, kad bus sunku. Tiesiog gera treniruotė gavosi, o pasiruošimas šitai distancijai nėra kaip specifiškai pasiruošti. Čia nėra treilas, tai tiesiog bėgiojam, kadangi plentų daugiausia, tai kaip gavosi, taip gavosi. Vertinu save tai teigiamai, nes trasa reikalaujanti daug iššūkių, tai tikrai reikėjo padirbėti su savimi. Tai kadangi ją įveikiau, dar patenkinta rezultatu, tai esu patenkinta. Vakar bėgote ir Birštono pusmaratonė, 2 pusmaratoniai per 2 dienas. Kaip jaučiasi žmogus įveikęs 2 pusmaratonius? Labai puikiai, nežinau, šiai minutei labai gerai jaučiuosi, nežinau kaip rytoj bus, bet šiai minutei tai gerai. Gerai, ką? Pusmaratoniai nėra tai baisu. Ne per 3 mėnesius 2 kartus 100 įveikti.